pasidaryti išvadas. Dabar Pisarenka turėjo darbo ir 28 numeris Artiomas Redko ir 10 numeris Povilas Verenis. 77 numeris Benjaras Gabdulinas, 44 numeris Kostas Usevas. Gerini, bet žinoma, ir kauniečiai buvo tam pasiruošę, dabar proga pelnyti įvartį, bet tenai labai geras krypties pakeitimas, Klinecki metimas, Duvė atmuša ritulį, vėl tęsiasi išpuolis ir bet šoka ritulys. Kaunas City ledo ritulininkų, labai dėkingai šoka ritulys, dar vienas metimas ir įvartis. Iš labai Kaunas City ledo ritulininkų, labai dėkingai. Metimas ir įvartis. Iš Labdūrinis. Labdūrinis atakavo, tačiau iš karto netiksliai. Pavojinga situacija ir 2-0. Labdūrinis. Labdūrinis atakavo. Situacija ir 2-0. Čia renka Paulius Grybauskas, o Davidui Vaščenkai rezultatyvų perdavimą atliko Danielis Klinecki imas iniciatyvos, o dabar ir trečiasis įvartis krenta ir labai iniciatyvos, o dabar ir trečiasis įvartis krenta ir labai nesu. Legionierius iš Švedijos. Ir dabar Kaunas City pavojingas išpuolis ir proga mušti įvartį, tačiau Maksimas Duvė. Ir dabar patys gali atakuoti, perdavimas, puikiai ataka ir vėl Duvė apsigina, tačiau krenta. Ir dabar patys gali atakuoti. Duvė apsigina, tačiau krenta žaidėjai, tačiau ritulio pirmoji bandymų suvaldyti nepavyko, bet ataka tęsiasi, metimas ir patekti į pirmą šešetą dar labiau komplikuojasi. Pisarenka žaidžia puikiai, Nauja Elektrėnų ekipoje, kaip ir Maksimas Duvė. Kaunas City išpuolis ir krenta penktasis įvartis. Nauja Elektrėnų ekipoje, kaip ir išpuolis ir krenta penktasis įvartis. Sugrįžo pergalingas Vėžes, bet dabar turi geriausią progą turbūt šios dienos rungtynės energiją ir sugrįžo pergalingas Vėžes. Dienos rungtynės energiją ir Vitulys ir toliau užsilaiko kauniečių aikštės pusėje. Buvo arbitras, bet norisi patikėti jam sveikatos. Gan retai teisėjai iš tikrųjų palieka gerą įspūdį ir dar kartą pavojinga situacija, dar vienas metimas Pisarenka, bet tiesiog nedaro labai tokių grubių klaidų. Tačiau vėl jis grįžta pas jį, proga atakuoti ir Pisarenka puikiai žaidžia koją. Šima atakos kryptis ir puikus įvartis. Puikus įvartis, būtų pavojinga, Klineckis, Machalai, šis greitesnis, tačiau Duvė psichologiniu atžvilgiu, žinoma, tai yra labai svarbu, po dviejų, gal beveik, bet žinoma, tai iš esmės nieko nereiškia. Tai labai maža dalis darbo. Bet šoka ritulys ir virš vartų jis skrieja. Maksimas Duvė vėl šauniai dirba ir vėl šiam taikyti į vartus nepavyko. Machala, labai pavojinga proga, tą ir parodo. Ir pametė lazdą vienas iš žaidėjų, berods ir Kaunas City. Paskutiniai keitimai, Machalos perdavimas, rikošetas ir įvartis. Pirmasis įvartis šiame Kaunas City. Pirmasis įvartis šiame 1-1 nugalėjo kauniečiai ir pasigerino šiek tiek savo situaciją turnyre.